Aš čia poną Aldoną Kazimierą Tunik? Taip, ta pati. O ką jūs čia veikit? Nu, vat po darbelio einu į vaistinę, nusipirkti nuo galvos skaudėjimo vaistukų. Kas su jūsų galva, kas skauda galvą? Nu, o kaip jūs galvojat, jeigu nepriklausomas prokuroras Simonas Minkevičius mane už nieką kelia ir kelia bylas vieną po kitos? Nepriklausomas. Tai palaukit, paaiškinkit, kokias bylas jums buvo iškeltas? Baudžiamasias. Kokias, už ką? Viena byla tai buvo, reiškia, kada kada pas mane aikšteliai buvo potviniai, reiškia, iki kelių braidydavau, nu, nuo 2008 metų. Tai reiškia... Kaip aš skaičiau žiniasklaidai Vakarų Eksprese, taip. Reiškia, jums baudžiamoji byla buvo iškelta dėl to, kad jūsų atžvilgiu Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas parašė pareiškimą. Taip, parašė pareiškimą. Parašė pareiškimą ir paprašė jums iškelti baudžiamąją bylą už tiesos ir teisingumo ieškojimą. Taip, ir pasodinti mane būtinai į kalėjimą. Prašė jo? Taip. O pasakykit, prašom, ponia Aldona, kas jūs prašė pasodinti į kalėjimą? Kokią prokurorę? Prokurorė Prielgauskienė ir pasakė taip. Pasiklausykit, labai atsiprašau. Taip. Pasakė taip, jeigu tu netiduosi aikštelės, reiškia, savivaldybei, tai mes tave 45 parom pasodinsim į kalėjimą. Tai jinai teismo, ta prokurorė Prielgauskienė teismo prašė skirti jums 45 parų arešto. Kalėjimo, taip, nu, taip, arešto, kalėjimo. Taip. Už tai, kad jūs kovojot su Klaipėdos savivaldybė. Taip. Dėl jų korumpuotų veiksmų. Taip. Jo. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas parašė ant jūsų pareiškimą. Taip. Jo? Taip. Jums iškėlė, kiek aš girdėjau, žiniasklaidos baudžiamąją bylą. Taip. Jūs buvote 1,5 metų tampoma. Taip. Galų gale apylinkės teismas jūs išteisino, jo? Taip, apylinkės teismas išteisino. Ir apygardos teismas išteisino. O vėliau, kiek aš žinau, reiškia apygardos teismo 3 teisėjų kolegija konstatavo, kad jūsų veiksmuose nėra nusikaltimo požymių. Taip, nėra. Kad Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Simono Minkevičiaus apeliacinis skundas yra atmestinas. Taip. Ir jūs esate pilnai išteisinta. Taip, išteisinta. Pilnai. Taip. Tai kaipgi taip? 1,5 metų jūs tampė. Klaipėdos vyriausiasis prokuroras, o ne kokia paprasta eilinė prokurorė, parašė apeliacinį skundą apygardos teismui, tai kur čia yra šuo užkastas? Kur tas suinteresuotumas? Suinteresuotumas yra tame, kad 0,5 hektaro, reiškia, mano darbo vieta teritorijos, reiškia 0,5 hektaro darbo vieta privati nuosavybė, kad reiškia aš atiduočiau už ačiū savivaldybės administracijai Vytautui Grubliauskui. Jie toj vietoj norėjo statyti, kaip aš girdėjau, kotedžus, jo? Taip, kotedžus. Kažkokius namus. Taip, kotedžus. Kotedžus. Ir vienu žodžiu, kaip sakant... O jūs ten turite automobilių saugojimo aikštelę. Taip. Čia yra privati nuosavybė. Mano privati nuosavybė. Supratau. Tai reiškia, šitoje byloje jau taškas padėtas. Padėtas, apygardos teismas gegužės 25 dieną jūs pilnai išteisino. Taip. Reiškia, Klaipėdos apygardos teismo vyriausiojo prokuroro Simono Minkevičiaus apeliacinį skundą atmetė. Pilnai atmetė, jūs pilnai išteisino. Taip. Tai ką jūs dabar ketinat daryti dėl to, kad jūs tampė 1,5 metų po teismus? Nu, kaip jūs, gerbiami žurnalistai, kaip jūs galvojat, kas gali ištverti šitą va tokią katorgą? Reiškia, sovietiniais laikais po karo tai žmonės grūzdavo į Sibirą. Į Sibirą grūzdavo. O aš laisvoj demokratiniai valstybei, man
kelia bylas. Jeigu su viena byla neišeina, kelia antrą bylą. Jeigu su antra neišeina, trečią bylą. Tai klausykit, tai kiek aš galiu tęsti. Tai dabar mano advokatai ir mano, kaip sakant, brangus artimi žmonės, reiškia, suorganizavo pareikšti ieškinį. Taip, jūs, reiškia, norit pareikšti civilinį ieškinį. Kam? Generaliniai prokuratūrai, bet su Simono Minkevičiaus pavardė. Asmeniškai. Jūs norit jį traukti į atsakovų sąrašą. Taip. Todėl, kad, kaip sakant, ne generalinė prokuratūra turi atsakyti, o turi atsakyti Simonas Minkevičius už savo neteisėtus veiksmus. Nu, kaip jūs manote, ar Klaipėdos miesto apylinkės teismas tenkins jūsų civilinį ieškinį? Nu, yra nebūtinai, kad apygardos teismas, yra ir Vilniaus teismai. Aš turiu minę apylinkės teismą, kol kas. Apylinkė yra, paskui apygarda yra, paskui Vilniaus yra, paskui yra Strasbūro žmogaus teisų. Nu, taip. Taip, kad... Dabar aš norėčiau jūsų paklausti. Čia mes pakalbėjom tik tai apie vieną baudžiamąją bylą, kurioje jūs buvote visiškai neteisėtai kaltinama nebūtais dalykais. Taip, todėl, kad jie nori, suprantat, akiplėšiškai užgrobti žmogaus asmeninį turtą, darbo vietą ir svetimų žmonių, kuriuos aš per visą 15 metų, aš apie 10 žmonių įdarbinau. Žmonės turėjo prie savo invalidumo ar prie pensijos turėjo atlyginimus. Ir aš, kaip sakant, Aš noriu jūsų paklausti, jums tokį klausimą užduoti. Reiškia, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas parašė pareiškimą, Klaipėdos apygardos, jūsų atžvilgiu, taip? Taip. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Simonas Minkevičius tiesiog kuravo šitą bylą, padėjo Klaipėdos merui, kadangi, kaip aš suprantu, mano žiniomis jis parašė apeliacinį skundą, šiaip tai dažniausiai tos apeliacinius skundus apygardos teismui rašo būtent tie prokurorai, kurie apylinkės teisme kaltina kaltinamuosius. O šiuo atveju kažkodėl tai pats vyriausiasis Klaipėdos prokuroras parašė apeliacinį skundą. Kame čia esmė? Čia yra suinteresuotumas. Čia, suprantat, gerbiami žurnalistai, aš jums pasakysiu taip, kadangi jūs esat ne vienas, pasakysiu taip, kad mano šitie visi reikaliukai čia yra siemiškos. Vytautas Grubliauskas ir prokuroras Simonas Minkevičius turi rimtesnių reikalų. Jie patys žino kokių. Aš čia negaliu atskleisti, nes yra iki teisminio tyrimo teisėjų priduota medžiaga. Yra labai rimti reikalai. Mano šitie reikalai yra siemečkos, aš apsiginsiu. Bet yra tokia padėtis, kad tas dalykas, kur yra, tie žmonės negali apsiginti, nes jų nėra gyvų. Vienu žodžiu, šitoje vienoje baudžiamojoje byloje jūs esate visiškai pilnai išteisinti. Taip. Kas dabar liečia antros baudžiamosios bylos, jau kad žiūrovams nebūtų juokinga, bet šitai 72 metų amžiaus senjoriai iškėlė dar antrą baudžiamąją bylą. Matot, jiems labai negražu kažkaip tai, kaip įsireiškus perkeltinę prasme, aš jiems nušluoščiau nosis, kad jiems būtų pamoka, kad jeigu tie ką nors daro, kad jie darytų su tikslu, bet nebereikalo, suprantat. O dabar tai iškėlė, reiškia, už... Pasakykit, prašom, ponia Aldona, dėl ko jums buvo iškelta antra baudžiamąją bylą? Pareikšti įtarimai tai, kodėl aš, reiškia, YouTube pareiškiau savo nuomonę, kritiką ir nepasitenkinimą tokiais dalykais, kur mano įmonė buvo. Lietuvos teisėsauga. Taip, mano įmonė buvo. Aš YouTube mačiau tuos video, jūs paprasčiausiai kritikavote Lietuvos teisėsaugą ir išreiškėte savo nuomonę apie Lietuvos teisėsaugą. Taip.
Taip. apie tam tikrus teisėjus, kurie, kaip sakant, padarė žalą įmoniai. Aha. Reiškia, bet jūs, kaip aš mačiau YouTube, kalbėjot ir apie policijos pareigūnus, apie prokurorus, apie visą Klaipėdos teisėsaugą. Taip. Ir ne tik, man atrodo, apie Klaipėdos teisėsaugą. Ir apie Lietuvos visą. Pagrindė tai Klaipėdos. Bet apie Lietuvos teisėsaugą irgi lygtais. Ten yra tokių užuominų. Čia yra mano nuomonė. Taip. Aš savo nuomonę galiu reikšti. Aš mačiau, kad jūs išreiškėt savo nuomonę, visiškai nepažeidėt jokių įstatymų, mano manimu. Taip. Jūs tiesiog kritikavot Lietuvos teisėsaugą, kadangi mes ėjome prie laisvės, norėjom laisvės žodžio, norėjome, kad žmonės laisvai galėtų išsakyti savo mintis, laisvai išsipasakoti viešai. Tai kokia išvada? Kaip išvada tokia, kad suprantat, žmonės kalba, kad nėra kur pasiskūsti, kad sistema nedirba. Tai aš norėjau iškelti visą šitą reikalą į aikštę, kad kažkas tai sujudintų, kad kažkas tai kažką tai tokio padarytų. Ir 4 bakalaurų... Pone Aldona, aš jūs pertrauksiu. Taip. Kaip jūs manote, kodėl žmonės, visuomenė, matydama, kad mūsų aplamai visa sistema nėra demokratinė sistema? Taip. Kodėl žmonės tyli? Žmonės tyli todėl, kad bijo keršto. Keršto. Matot, aš jums pasakysiu tokį dalyką. Pas mane yra baimės jausmas išoperuotas. Netiesioginiam prasme. Taip, netiesioginė prasme, Santariškių onkologiniam institutė, mano jausmas, baimės jausmas... Jūs su jumoru. Taip, su jumoru. Mano baimės jausmas išoperuotas, kaip sakant, ir yra nuoroda tokia, ten komentaras tokios Kristinos Sulikienės, kuri pasakė, jeigu tau klausimas netinka, tu jį gali neatsakyti. Jeigu tu nesupranta teisiškai išprusęs teisininkas ar daleiskim prokuroras ar policijos tenai tyrėja, jeigu jie nesupranta, kad reiškia, kur yra klausimas ir atsakymas, čia jokios baudžiamosios atsakomybės nėra. Taip. Nėra. Bet vis dėlto aš noriu grįžti prie antro savo klausimo, kai jums buvo iškelta, jūsų atžvilgių, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos teisėsaugos kritikos. Nuomonė, mano nuomonė. Taip, jūs viešai YouTube, socialiniam tinklalapyje youtubas.com išreiškite savo nuomonę vaizdo įrašuose, taip? Taip, aš su faktais, su įrodymais, kad kaip man kanalizacija buvo užkišta, kokie... Ir reiškia jums už jūsų išreikštą viešai nuomonę, už Lietuvos teisėsaugos kritiką, už nuomonę buvo iškelta baudžiamąja byla. Taip. Kaip įtariamoji. Jums buvo įteikti įtarimai? Įtarimai įteikti, bet aš parodymų jokių nedaviau, nes visi parodymai yra YouTube ir pasakiau, siųskit į teismą. Kaip jūs manote, reiškia, byla bus perduota teismui? Aš jums pasakysiu taip atvirai. Ta byla balandžio mėnesį turėjo būti nutraukta, bet jie, matot, tampo tą reikaliuką už virvutės, suprantat, kad mane užčiaupti, kad aš daugiau nekalbėčiau. Bet jūs kalbėsit. Aš kalbėjau, kalbu ir kalbėsiu. Taip, gerbiami žiūrovai. Aldona Kazimiera Tūnį kalbėjo, kalba ir kalbės. Ir mato, dar ką noriu pasakyti, pridurti, labai atsiprašau, kad pertraukiau. Mano YouTube nei vieno žodžio nėra išgalvoto, viskas yra faktais, pagal dokumentus, pagal faktus, pagal nuorodas, pagal sprendimus, pagal nuosprendžius, pagal viską, pagal nutarimus. Taip, kad aš kalbėjau, kalbu ir kalbėsiu. Tai kaip jūs manote, vis dėlto byla daeis iki teismo, dakeliaus iki teismo? Žinote, aš jums turiu pasakyti, paskutiniu laiku labai žmonės mėgsta cirką.
o cirkas tegul įvyksta salėj. Sueis visi. Nu, jūs manote, kad vis dėlto dakeliausia iki teismo? Nu, jie taip nori. Jie taip nori, jie jums, reiškia, tyrėja Violeta Gerasimčiuk jums įteikė įtarimus, jo? Taip, įteikė įtarimus. Įteikė jums įtarimus oficialiai prie advokato, jo? Taip, įteikė jūs, įtarimus. Taip. Ir dabar jūs laukiat kaltinimus. Reiškia, jeigu nesulauksit, tiesiog, kadangi jūs, kaip aš supratau, nedavėt jokių parodymų, todėl byla gali iškart keliauti į teismą. Taip. Nu ir jūs paskui teisme pasisakysit. Ir aš dar ką noriu, aš labai noriu, kad kuo daugiau būtų ten tų nukentėjusiųjų nuo manęs. Nuo manęs, kad būtų daug nukentėjusiųjų, o tada tai ten bus visas, kaip sakant, cirkas. Tikras cirkas, suprantate? Kaip jūs manot, ar gali laisvoje Lietuvoje, demokratinėje valstybėje, kurioje žmonės kovojo už laisvę, žmogų, pagyvenusią moterį, kuriai 72 metai, teisti už jos nuomonę, už jos kritiką išsakytą Lietuvos teisėsaugos atžvilgiu? Nu, matot, jie niekaip kitaip negali prie manęs prisikabinti, suprantat? Aš sąžininga, padori, nemelagė, nevagis. Vienu žodžiu, jiems labai nepatinka, kad jūs kritikuojat juos visus. Nu, kaip aš kritikuoju, bet aš juos kritikuoju kultūringai, gražiai, mandagiai, nu, taip, teisingai, ką jie turėtų. Jeigu teisiškai... Jūs jų neįžeidinėjat, nešmeižėt, tik tai kritikuojat. Ne. Aš iš dokumentų, suprantate? Taip, jūs kritikuojat. Taip. Ir reiškiat savo nuomonę. Taip. Viskas. Taip. Ir už tai jūs nori nuteisti, pasodinti į kalėjimą. Taip, ir labai jie nori. Ir čia jau antrą baudžiamąją bylą jums. Ir jie labai nori, ir jie jaučia tokį kaifą, suprantat? Nu taip kaip suprantat, kad kavalierius su panelė mylisi, suprantat, mylisi. Ir jie jaučia kaifą. Tai jie vat mane tampydami po teismus ir vienu žodžiu, kaip sakant, mato, kad aš į galvą neįimu, jie jaučia tokį kaifą, suprantat, tokį kaifą jaučia, kad aš jums nemoku apsakyti, kokį kaifą jaučia. Va. Taip, kad... Tai kaip jūs manote, kaip viskas pasibaigs? Nu kaip, būna toks žodis, šnipšt, dzin, būna, o tai ir viskas pasibaigs. Jūs manote, kad ne tik bus kaip jūs pirmoje byloje, kurioje jis kaltino, jūs pilnai išteisino apygardos teismas. Jūs manote, kad ir šitoje byloje, kurioje jūs esate kaltinama Lietuvos teisėsaugos kritikavimu, jūs irgi būsite išteisinta. Matot, aš savo kalties, tai aš nei už vieną gramą nejaučiu, bet... Aš suprantu puikiausiai, kadangi jūs, aš mačiau tuos video, nieko ten nepasakėte neteisėto. Bet jūs manote, kad už Lietuvos teisėsaugos kritiką Klaipėdos miesto apylinkės teismas jūs nenuteis? Nu, aš jums pasakysiu taip. Po visų šitų dalykų aš tokią turiu, nu kaip pasakyti, negaliu aš čia atskleisti visų paslapčių, bet iš teisėjų, kurie norės ateičiai dirbti ir turėti valstybės vardu šitą su mantija kėdę teisėjų, pasielgs taip, kaip tie teisėjai pasielgia. O praeitoj byloj su meru. Bet jeigu suprantat, jisai būna teisėjas pakabintas būna teisėjas. Arba suprantat, būna kokia nors jauna, nu neišprusus teisiškai. Nu, jinai gali, bet kas iš to? Klaipėdos apygardos teisme. Tai Aldona, tai kągi, ponia Aldona, aš galvoju, kad mes su visais žiūrovais, su visa Lietuvos visuomenė palinkėsim jums, kad ir antroje baudžiamojoje byloje, kurioje jūs esate kaltinama nebūtais dalykais, jūs vėl būtumėt išteisinta.
Tai aš ir būsiu išteisinta. Mane nėra už ką teisti, bet kadangi Simonas Minkevičius mėgsta cirkus, tai galima bus tam cirke sudalyvauti. Va. Nu, perduokit linkėjimus Lietuvos visuomeniai, kas liečia mūsų demokratinės valstybės. Aš galiu visiems žmonėms ir žurnalistam pasakyti, nebijokite savo šešėlių, nebijokite. Mokykitės iš manęs tokios, kaip jie skaito, nupušusios senelės, kad reiškia, aš nebijau nieko, mano kiekvienas žodis yra pasvertas, mano kiekvienas žodis yra tikslus, svarus ir teisingas. Tai jeigu nebijos, tai dar kažką tai vaikai ar anūkai sulauks. Bet jeigu žurnalistai, daleiskim, ar visuomenė ir žmonės bijos, tai tada murdykitės šitoj bulvieniai visi ir būkit patenkinti. Pone Aldona, labai ačiū Jums už interviu. Manau, kad ir antroje baudžiamojoje byloje Jūs būsite pilnai išteisinta ir norime Jums palinkėti sėkmės. Ačiū.